Esu Vytautas Volskis, įmonės DGM Lithuania vadovas. DGM Lithuania yra pasaulinio DGM tinklo dalis. DGM raidės reiškia Dangerous Goods Management ir būtent šios įmonės visam pasaulyje užsiema pavojingų krovinių mokymais aviacijos specialistam. Tai mes mokome daugumą oro uosto darbuotojų, kurie dirba oro uoste. Ne patys oro uosto darbuotojai, bet handleriai, tie, kas atvažiuoja, aviacijos saugumo darbuotojai. Taip pat mokome ekspeditorius, mokome siuntėjus, visus asmenis, kurie susiję su pavojingų krovinių siuntimu oro transportu. Iš tikrųjų, daugumą jų Lietuvoje apmoko DGM Lithuania. Tai veiklą pradėjome 2012 metais, iš tikrųjų, ir mokymus pradžioje vykdėme tik tai gyvai. Ir gyvai vykdyti mokymus, aišku, visą laiką yra gerai, bet didėjant srautui pamatėme poreikį, kad mokymai būtų skaitmenizuoti. Mokymus skaitmenizuoti legaliai galėjome nuo 2016 metų. Dalį mokymų perkeliame į elektroninę erdvę. Vienos dienos mokymus mes skaitmenizavome, taip sumažindami savo darbo kaštus, sakykime, ir instruktorių šiek tiek mažiau reikia, ir galimybę mūsų klientam suteikėme tuos mokymus atlikti darbo vietoje. Tai reiškia, kad mūsų instruktorius daugiau jam nereikia važiuoti pas klientą, klientui nereikia važiuoti pas mus ir mokymai gali būti platinami visoje Lietuvoje akimirksniu. Aviacija, kaip žinia, yra viena rimčiausių ir svarbiausių, sakykime, verslo sričių. Dėl tos priežasties kriterijus kėlėme tikrai didelius. Turėjom 5 kandidatus pradžioje, po to Lietuvoje liko 3 ir pasirinkom Talentator dėl 2 priežasčių. Visų pirma, jų ilgametės veiklos rinkoje ir jų padarytų darbų, nes iš tikrųjų matėme, kad įmonė Talentator užsiema mokymais jau daugiau negu 10 metų. Matėme jų kolektyve specifinius žmonės, kurie yra dirbę aviacijoje. Tai mums labai svarbu, iš tikrųjų, kuriant mokymus, turėti supratimą ir iš kūrėjo pusės, kas yra aviacija, kas yra pavojingi kroviniai ir kaip turi būti atliekami mokymai. Bendradarbiaudami su Talentator sukūrėme iš tikrųjų vadinamą all-in sprendimą. Pirmiausia, mes užsakėme ir norėjome sukurti tik tai pačius mokymus SCORM formate, kuriuos galėtume įkelti į bet kokią mokymų valdymo sistemą. Tačiau pradėję bendradarbiauti su Talentator, gavome pasiūlymą naudotis jų platinamą ir jų administruojamą mokymų valdymo sistema Talent LMS. Tai galiausiai mūsų mokymai buvo sukurti pilnai, tai reiškia, kad mes turim ir mokymus SCORM formate, kuriuos galime kelti į bet kokią mokymų valdymo sistemą ir turim puikiausią mokymų valdymo sistemą, kurioje tie mokymai veikia. Papildomai mokymai yra moduliniai, ką tai reiškia, kad mes iš tų modulių galime surinkti mums reikiamų darbo funkcijų modulius ir priskirti juos konkrečiom darbo funkcijom. Ar reikia mums pilotus apmokyti, ar stewardesses apmokyti, ar aviacijos saugumo darbuotojus. Moduliniai mokymai mums leidžia tą padaryti. Unikalių sprendimų būta net keletas. Pasikeitus reikalavimam nuo 2023 metų pavojingų krovinių mokymams priskirtos papildomos funkcijos. Tai reiškia, kad darbuotojai, kuriuos mes apmokom, turi būti ne tik tai patikrintos jų žinios, bet įvertinti ir įgūdžiai bei požiūris. Dėl tos priežasties visų pirma mes turim labai gerą unikalų sprendimą statistikos rinkimą visų mokymų metu. Visų mokymų metu klausytojai atlieka užduotis interaktyvės, sprendžia testus, o algoritmas stebi jo visą progresą, fiksuoja visus jo judesius ir surinkę daug duomenų, mes juos išanalizavę, galiausiai galime suskaičiuoti ir viską paversti skaičiais ir galiausiai pateikti kiekvienam klausytojui jo žinias, įgūdžius ir požiūrį į aviacijos saugumą. Papildomas unikalus funkcionalumas būtų tai, kad mes turim vartotojo verifikaciją. Ir aviacijos srityje vėlgi pavojingų krovinių mokymai kai kuriuose valstybėse negali būti sertifikuoti civilinės aviacijos administracijos, jeigu juose nėra vartotojo identifikacijos. Tai reiškia, kad vartotojas prisijungęs prie mokymų privalo verifikuotis ir mes tą esame įgyvendinę. Nuskaitomas jo yra veidas prieš baigiamąjį egzaminą, patikrinamas su jo asmens ID kortele ir tik tokiu atveju žmogus gali jungtis į galutinį egzaminą, tik tokiu atveju jam išduodamas kursų baigimo sertifikatas. Su Talentator komanda teko dirbti beveik visus metus, iš tikrųjų kartais vietomis jaučiausi net ir būdamas jų komandos narys ir iš tikrųjų dirbti su jais buvo malonu nuo pat pradžių. Tikrai teko bendrauti su ne vienu įmonės darbuotoju, nuo scenarijaus rašytojo iki pat įmonės direktorės ir iš tikrųjų darbas buvo tikrai sklandus.
scenarijaus rašytojai tikrai padėjo ir klaidas ištaisydavo, ir savo minčių pridėdavo, projektų vadovė labai turėjo aišku grafiką, kas kada yra atliekama, na, šiek tiek gal vėlavom, bet ir mūsų darbai keitėsi, sakykime, skaupas didėjo, dėl to tas vėlavimas yra natūralus. Na, iš IT pusės aplamai jokių priekaištų neturiu, nes, kaip minėjau, turėjom unikalių sprendimų, kurie standartiškai mokymų valdymo sistemui yra neįmanomi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad IT vyrukai turėjo suprogramuoti mums specialiai kodą, kuris galėtų integruoti vartotojo verifikaciją, kuris galėtų integruoti statistikos rinkimą ir visus norus, kuriuos mes išreiškėme Talentator, jie mum įgyvendino. Žodžio ne, pas juos panašu, kad nėra. DGM Lithuania yra pasaulinio DGM tinklo dalis. DGM'as yra 50 pasaulio valstybių ir šiai dienai mokymai jau yra pilnai paleisti lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. Veikia Lietuvoje, Prancūzijoje, Maltoje. Planuojame rytoj pasileisti Olandijoje, taip pat planuojame išversti į italų, ispanų, portugalų kalbas ir tikėtina, kad nuo rudens startuosime net Jungtinės Amerikos valstijose. Tai iš tikrųjų tikiu, kad metų eigoje mokymai bus plačiai vartojami visame pasaulyje, bent, sakykime, 15-20 pasaulio valstybių.